Šiandien čia matysime Top Sporto lygos 6-ojo turo rungtynes Vilniaus rajono Transinvest ir Marijampolės Sūduva. Tai Mankirdas Mirauskas bei Aleksandras Stepanovas. Rezervinis teisėjas Mindaugas Jackus, rungtynių inspektorius Romas Elsneris. Ir čia bandymas iš karto vienu lietimu. Ir Aleksandras Lepšinas taip grėsmingai kamuolys pikiravo. Čia ir Tautvydas Burdzilauskas, kaip prašoka Tautvydas Burdzilauskas ir daug erdvės Gustui Jarusevičiui ir čia geltona kortelė, be jokių be abejo apeliacijų ir taip pat ir perėmė Linas Pilibaitis, vėl Paulas Kiselevskis, ar bus perdavimas į tos aikštelę. Enrique Devensas geriausia proga neabejotinai šiose rungtynėse. Paskutinė karjeros stotelė A lygoje Paulo Kiselevskio buvo būtent Marijampolė ir Sūduva. Nuo 2015 metų berods laukė sugrįžimo čia Simonė Moskino. Daršas Stankevičius kol kas aršiausiai tikrina varžovų vartininką į aikštę. Ten Erlandas Juška, laimėti oro dvikose nepavyko, bet koks Kotas Akurai smūgis. Šiek tiek pristojo ataka, dabar smūgio nėra, dar kartą ir Devensas Giedrius Zenkevičius. Dabar Devensas 1-3, jo smūgis į vartus ir skrieja kamuolys šalia. Virpsto Giedrius Zenkevičius. Pabejojas, to čia labai gražiai ataka, perdavimas link Ugočiukvo Oduenį ir įvartis. Ugočiukvo Oduenį atsidaro įvarčių sąskaitą Marijampolės Sūduvos ekipoje. Ivanas Zotko irgi būtų atsidaręs, bet ne taip gražiai, ne taip efektingai, tačiau svarbiausia, kad kamuolys tinkle. Šiek tiek labiau gynybinį variantą, nors pamatysime. Aivaras Semsis nuošalės nėra. Prieš Simonę Moskino ir dar vienas įvartis. Dar vienas įvartis. Ką čia kalbėti apie gynybinius pasirinkimus, jeigu puolėjai muša įvarčius ir dar kartą. Džiaugiasi Dovydas Lastauskas. Jo sprendimai, jo keitimai tikrai atsipirko, buvo labai naudingi ir reikalingi, o čia Enrique Devensas, raudona kortelė. Čia prisipažinsiu, esu tikrai sutrikęs. Kada Devensas gavo pirmą geltoną kortelę, Devensas. Dabar Enesas Točkūnas, jo perdavimas į baudos aikštelę ir vėl įsirėžė. Ne, Aleksandras Lepšinas, jam rodoma geltona kortelė ir raudona kortelė. Nu, taip va. Antra geltona kortelė Aleksandrui Lepšinui. Taip, perdavimas link tolimojo Virpsto, čia pirmas prie kamulio Sūduvos žaidėjas ir viskas. Aidi finalinis šių rungtynių švilpukas 2-0. Tokiu rezultatu baigėsi rungtynės. Marijampolė Sūduva grįžta į pergalių kelią.